dėl ko Lietuvoje, Latvijoje bei daugelyje kitų pasaulio valstybių yra vertinamas Vytautas Landsbergis, 2022 metais, birželio 30 dieną Seimo pagaliau oficialiai pripažintas valstybės vadovu. Landsbergis yra vertinamas už savo svarbų indėlį į Lietuvoje vykusią nepriklausomybės atkūrimo kovą 1990 metais ir už tai, kad jis tapo pirmuoju nepriklausomos Lietuvos vadovu. Jo vaidmuo organizuojant masinius protestus ir siekiant nepriklausomybės, taip pat jo lyderystė laikotarpiu po nepriklausomybės atkūrimo, suteikia jam didvyrio statusą. Jeigu žmogus nori gyventi dorai, tai kodėl pasaulyje negali būti doros politikos? Tokius egzistencinius klausimus yra kėlęs Landsbergis, žmogus, kuris sugriovė Sovietų sąjungą ir padėjo atgauti laisvę milijonams pavergtų žmonių. Specialiai ekspertai EU tinklalapiui Lauma Madara Zalupis iš Rygos.